Narcisistiškai aš čia darau apie save filmą. Yeah. Okay. Ready? Pirmas dublis. Mano vardas Deividas Hubikis. Aš esu žurnalistikos studentas ir šiandieną aš eisiu daryti gatvės interviu arba Vox Populi. Problema yra tame, kad aš turiu socialinio nerimo sutrikimą. Toks kaip paradoksas, žurnalistiką studijuojantis žmogus, studentas bijo žmonių ir eina kalbinti žmonių. Socialinis nerimas yra apie tai, kad tu bijai žmonių. Tiesiog. Žmonių baimė. Kiekviena socialinė situacija yra man labai sudėtinga, net ir paprasčiausia. Labai spartus ritmas širdies, prakaitavimas, liežuvis pinasi, visas kūnas dreba, absoliučiai esu labai jautrus žvilgsniui. Ir galiausiai iš to yra nepasitikėjimas savim socialinėse situacijose, jų vengimas, kuo labiau man tas nerimas kamuoja, tuo labiau aš vengiu. Nors turėtų būti atvirkščiai, aš turėčiau jų nevengti, aš turėčiau eiti į tas socialinės situacijas. Bet aš nenoriu būti auka. Aš kaip mėgstu sakyti, Afrikos vaikai labai pavydėtų mano tokių problemų. Kalbant apie universiteto aplinką, tai yra man toks, kaip pragaras. Tai yra, kuo arčiau iš universiteto, to yra man didesnis nerimas. Kiek aš daug prarandu, kiek daug šitas mano nerimas, šitas mano socialinių situacijų vengimas, kiek man jis uždaro durų. Ir aišku, aš nesu vienintelis toks. Ko gero yra pas mus bendrakursių tarpe irgi yra ne vienas toks. You continue to film, yes? It's very fun like that, very comedic film so far. Visos šitos mano mintis yra labai tokios egocentriškos. Kaip aš galiu būti žurnalistas? Jeigu aš negaliu fokusuotis į kitą žmogų, jeigu visą laiką galvoju, kaip man neapsifeilint, kaip man nebūt kritikuojamam, kai aš fokusuojuosi į save. Žodžiu, apie tai labai daug mąstau. Yeah, sometimes I hate myself too much. Supratau, kad ko gero visą tai taip labai kažkaip netaip skamba. Jo, aš aš žinau, kad aš gailėsiu šitą filmą padaręs. Tai va, kalbant apie Vox Populi, Vox Populi yra toks žanras, tai yra gatvės interviu, žurnalistikos žanras, kai tu kalbini žmonės gatvėje ir klausimai bus susiję su socialiniu nerimu. Vox Populi yra tokia kaip savotiška psichoterapija. Man nusibodo bėgti nuo žmonių, man reikia išmokti nukreipti žvilgsnį nuo savęs labiau į kitą žmogų. Ir vat pamatysiu tos laisvus galbūt žmonės ir suprasiu, kad koks aš nelaisvas. Man reikia išlaisvėti. Okay, sakei mažai žmonių, ne? Oh God. I am already like sweating as fuck. Okay, I'm gonna go for it. Atsiprašau, gal galima pakalbinti? Trumpai. Labai trumpai, tokie psichologiniai klausimai. O ne. Nemėgstat? Ne, tada. Atsiprašau, galima pakalbinti trumpai? Ne? Atsiprašau, ar galima pakalbinti jūs trumpai? Atsiprašau, gal galima pakalbinti jūs trumpai? Atsiprašau, ar galima pakalbinti trumpai? Ar jūs dažnai galvojat, kaip jūs atrodot iš šono ir ką man apie jūs kiti? Jo. Kaip dažnai? Kada eini kažkur gatvėje galvoji? Negalvoju. Negalvojat? Ne. Anksčiau galvodavau, bet dabar nelabai. Su metais. Beveik niekada. Jeigu imčiau galvą kiekvieną, ką sako, tai... Galvoju, tarsi nėra, kad dažnai iš tikrųjų, bet tas dalykas nėra ir kaip jau visai nesvarbus, sakyčiau. Man tas pats, ką galvoju, bet
Turbūt pagalvoja. Nu, mes turbūt tokia gal dar šaly gyvenam, kad kažkas apie kažką dar pagalvoja. Nu, va, kaip tu atrodai, kaip dar kažkas tais ir... Ar bijote teisinčių žmonių žvilgsnių? Nelabai kreipiu dėmesį į juos, tai turbūt nelabai ir bijau iš tikrųjų. Ne visada, bet kai būna toks žvilgsnis, tai ir pagalvoji, kad tave teisė iš šono, kaip tu atrodai ir kaip tu renkiesi. Nu, gal jeigu kritikuotų, labai gal ir būtų, bet kai nesusidursi su tuo, tai labai sunku pasakyti. Ar jaučiat nerimą, kai esate tarp žmonių? Jo, Labai dažnai? gana dažnai. Nejaučiu. Ne. Niekiek. Jums patogu būti tarp žmonių? Patogu. Ok. Ačiū labai. Viso gero. Ate. Ačiū. Gerai, tai tiek. Gerai, Ačiū labai. sėkmės jums. Shit, let's film. Film immediately. You're from the left. Film. Atsiprašau, gal galime pakalbinti poną žurnalistas, labai trumpai. Ar jūs galvojate, kaip jūs atrodote iš šono žmonėms? Ar apie tai galvojate bent kažkiek? Ką apie jūs mano kiti? Ne, negalvoju. Pažiūrėkit, kaip aš atrodo. Ar aš galėčiau galvoti apie save? Nežinau, turbūt yra tam tikros situacijos, kai tu pagalvoji, kaip pasirodė tavo viena ar kita frazė ar elgesys kitam žmogui, bet šiaip įprastai tai turbūt ne. Vis tiek jūs kaip žurnalistas, ko gero kažkokio nerimo tarp žmonių nejaučiate, ko gero. Žurnalistinėje veikloje tai turbūt mažiau, dėl to, kad vis tiek tu susitinki darbiniais klausimais ir tai yra toksai struktūrizuotas pokalbis, tu kalbėsi pagal tam tikrą formatą, net jeigu iš šono tai ir galėtų skambėti kaip paprastas senų žmonių pokalbis, senų pažįstamų žmonių pokalbis. O jūs Tai esate žmogiška. darę Vox Populi? Ne, man atrodo. O jeigu darytumėt, jums tai būtų tiks per prisivertimą ar Jo, būtų per prisivertimą, jo. Man tai būtų... Aš ne iš tų žmonių, kur šiaip eičiau gatvėje. Šiaip random klausti žmonių apie dalykus būtų sudėtinga. Iki. Wow. Ok. Dabar aš realiai taip drebu, bet čia yra toks excitementas, žinai. Čia su ne bet kuo, taip sakant. Ok. I did it. It's my first thing. Did I do well? Šiaip visai gal neblogai sekėsi, bet aš žinojau, kad aš vidury gatvės interviu, kaip sakoma, stalling, kaip sakoma, taip vilkinsiu, nebūsiu ryžtingas. Ir aš visą laiką toks esu, man atrodo, kad nežinau, kas man padės būti ryžtingesniam ir tiesiog eiti pas žmonės. Buvo to drebėjimo, širdies ritmo, bet kažkaip atlaikiau. Suprantu, kad mes visi kaip filmų personažai einam ir praeinam gatvėje ir viskas. Ir nereikėtų savęs sureikšminti, kad ir kaip tai sunku. Jo, mes pamatėm tokių įvairių gal žmonių, sakykim, bet didžioji dalis jų tokie yra ganėtinai laisvo mąstymo, jie negalvoja apie tokius dalykus. Nors yra žmonių, kurie mąsto, gal čia tokie jaunimas mėgsta apie tai pagalvoti, tokius dalykus, kuriuos aš galvoju. Jaunas žmogus. Bet jo. That's it.